So fisherman caught a boat. Yeah. Visai rytinėme Rumunijos pakrašty, prie pat sienos su Ukraina yra tokia Tulčia. Na, kogi ypatinga ta Tulčia? Ogi to, kad čia prasideda faktiškai Dunojaus delta. Dunojus, būdamas didžiausia Europos upė, kuris teka beveik 3000 km nuo Vokietijos, per Austriją, per Slovakiją, per Vengriją, Kroatiją, Bulgariją, Rumuniją. Galų gale čia šioje deltoje įteka į Juodąją jūrą. Visas šitas reikalas yra nacionalinis parkas, didelis rezervatas, kuriame aš šiandien visą dieną praleidau plaukiodamas laiveliu, turistiniu tokiu laiveliu po visą deltą su puikia ekskursija, su beveik angliškai kalbančių gidų, su tokia kokį 10 žmonių kompanija. Ir viskas čia labai gražiai organizuota ir iš tikrųjų pagal bendrą visą infrastruktūrą ir įspūdį, tai tik neprasčiau negu, sakykime, kokie Plitvicų ežerai Kroatijoje. Taigi, draugai motociklininkai, kas keliaujate į Rumuniją, tai neapsiribokite vien tik tai Transalpiną ar Transfagarašanu, bet tikrai skirkite dieną, atvažiuokite čia, apsigyvenkite kokiam vienam iš šitų nebrangių viešbutukų ir visai dienai išplaukite tuo laivu. Na, įspūdinga kelionė, kuri prasidėjo čia Tulčiai, pasiėmus laivelį, vienam žmogui kainuoja 60 eurų, plus papildomai dar apie 20 eurų išleidom ten pietums ir už porą ten rinkliavų sumokėt, bet bendroji sumoji, 80 eurų žmogui, tai visa diena yra puikia atrakcija, geri laivai, geri normalūs kapitonai ir prakeliavom visą dieną čia pro kanalus, pro įlankas, pro visokius ežerus, kuriuose buvo visokių kormoranų ir juodų, ir baltų, ir imperinių, ir karališkų. Čia taip pat yra ir vienintelė Europoje pelikanų kolonija, tai yra tikri pelikanai, kurie čia gyvena, skraido, neršia, ką jie čia daro, deda kiaušinius, žodžiu, vaikus peri. Tai dar įvairių rūšių paukščių ir lelijos, ir baltos, ir baltieji lotosai, įspūdingai. Paskui, praplaukius gerą pusdienį tenais, tada nuplaukėm į kaimą, kuris yra kažkas truputį panašaus gal į mūsų Kuršių neriją, irgi smėlio sąnašos tokios, beveik kopos, išlaipino mus tokiam kaime, kur palikęs toksai autentiškas rumuniškas kaimas, tikras kaimas su tikrais kaimiečiais, namais, mažiukais, mėlynais langeliais. Na ir žiūrim, ganosi daug arklių, tokių keistų palaidų arklių. Ir paskui nuvežė mus į tokį aptvertą didelę teritoriją, kur unikalus taip pat yra miškas, unikalūs augalai, unikalūs medžiai. Na ir tame miške, neskaitant didelių senų ąžuolų, kuriam po kelius šimtus metų, įvairių krūmų, ten dar visko kas auga, žiūrim visa bandos tokios tų arklių, reiškia, nedidelio ūgio arkliai šeimynom tokiom. Sako, čia yra laukiniai arkliai, kurie čia gyvena, irgi net nuo namų laikų, čia saugoma rūšis. Na ir jų niekas nemedžioja, čia jų nevalgo, nedarbina, nekinko, jie čia laisvai savo gyvena toj visoj deltoj. Na ir paskui jau apsilankius nuvežė mus į kaimą, kur kaime tame restoranėlėje turėjom galimybę pavalgyti vietinės žuvienės, nuostabaus skonio čia tie karpiai, sriuba, viskas su žalumynais, su prieskoniais padaryta super. Na ir paskui jau kapitonu plaukėm į Juodąją jūrą. Išplaukėm jau visai iš deltos, įplaukėm į jūrą, gerokai ten su to kateriu, 300 arklių čia tas kateris, pašokinėjom per bangas, pačioje Juodoje jūroje, delfinų nematėm. Tai, žodžiu, puikiai pramoga. Tikrai rekomenduoju aplankyti šią vietą ir skirti čia specialiai dienai atvažiuoti, 2 nakvynėm ir tikrai pamatysit, ko nematė.
Planas rytdienai. Rytdienai atsikeliu, apsirengiu ir startuoju jau į pietus. Planas rytoj pasiekti Burgasą Bulgarijoje. Kažkur aplinkui vienai nakčiai apsinakvindinti ir jau kitą dieną startuoti link Stambulo. Nu čia iki Stambulo yra virš 800 km, tai turbūt per vieną dieną niekaip nenuvažiuosiu, tai reikės stoti Bulgarijoje. Tai va, tai kitas didesnė stotelė bus jau Turkija, Stambulas, rytoj rytą pakojas ir lekiu toliau. Ačiū visiems žiūrintiem, ačiū visiems komentuojantiem, labai smagu, kad džiaugiatės matydami ir stebėdami mano reportažus. Tai va, ačiū dar kartą visiems už palaikymą ir aš jau lekiu ilsėtis po šitos įdomios dienos čia. Iki.